Alytaus sporto apžvalga. Sporto klubas. Fono Liudas, o šiandien sporto klubo laidoje mes pakalbėsime su žmogumi, kurio vardas jau ne vienerius metus siejamas su sportiniu ėjimu ir Alytaus vardu. Pernai Estijoje vykusiame Baltijos šalių lengvosios atletikos meistrų čempionate alytiškis Antanas Grigaliūnas tapo čempionu. 3000 m sportinio ėjimo rungtį įsiveikė per 15 minučių ir 36 sekundės, iškovojo aukso medalį ir šiandien mes turime progą pasisveikinti su Antanu Grigaliūnu. Antanai, laba diena. Diena, Liudai. Na kaip, pirmiausia pasveikinau, aukso medalis yra aukso medalis, tačiau jūs ne tik sportininkas, jūs esate ir Lietuvos sportinio ėjimo asociacijos prezidentas ir dabar Tarptautinio sportinio ėjimo festivalio Alytus organizatorius, žmogus, kuris daugelį metų sportinį ėjimą puoselėjate. Tad kokios emocijos buvo po šios pergalės? Emocijos geros, galima sakyti, taip. Kaip sakoma, pasidarau asmeninį savo rezultatą šių metų, tai galima džiaugtis, nes už lygiai poros savaičių perėjau į kitą amžiaus grupę. Tai skaitau, čia dabar visai neblogas rezultatas mano. Smagios varžybos buvo, patiko ta atmosfera tokia varžybinė ir apskritai ir miestas labai patiko Pernu. Dažnai važiuodamas į Taliną ar į Helsinkį, bet taip ir neteko niekada susukti, o dabar užsukom, pabuvom porą dienų, iš tikrųjų nustebino, labai maloniai nustebino. Taip, puikus pajūrio miestas. Taip, labai puikus, Liudai, labai puikus. Taip, esu buvęs Pernu, bet dabar sugrįžkime, Antanai, prie distancijos ir 15 minučių ir 36 sekundžių. Rezultatas tikrai geras, o ar konkurencija buvo didelė čempionate? Kaip pasakyti, buvau nustebęs, buvo ten mūsų susirinkę virš 20 asmenų. Praeitam čempionate tai buvo gal kokių 15, dabar virš 20 asmenų, tai manau, kad visai nebloga tokia konkurencija buvo. Taip. Aišku, ten buvo įvairaus amžiaus grupės, bet taip, ta konkurencija ir ką norėjau pasakyti, ir Estai, ir Latvijai, ir kiti Suomiai, čia kaip tik dar skaitėsi tokia EMA grupė mūsų, tai kartu ne tik į Europos šitą Baltijos šalių čempionatas, bet ir Europos meistrų vyksta tą lygą, suprantat, skaičiuojasi taškai, gale metų tenai sudeda bendrą suvestinę, tai net ir indai buvo atvažiavę, turkai atvažiavę, buvo ten gal kokių 15-16 šalių gal dalyvavo bendrai paėmę, tai skaitau neblogai visą. Neblogai. Antanai, kiek šiandien reikia treniruotis, kad ir meistrų amžiaus grupėje būtų galima kovoti dėl aukso medalio? Šiandien taip, aš kaip skaitau, čia galbūt nelabai tinka tas žodis, suprantat, kaip sulauki tokio amžiaus brandaus, aš taip ir mano kolegos sako, galbūt tas judėjimas toksai, kaip aš sakau, nes jau treniruotis, tai skaitau, kada tu jau išeini į profesionalų tą lygį, tai dabar kaip vyksta Europos čempionatas, Birmingene profesionalai, tai galbūt jie tada 2 treniruotis į dieną, viskas. Aš taip maždaug skaitau, kad principai kiekvienas žmogus gali kažkiek tai judėti, nors kartą į dieną, gali kaitalioti. Aš, pavyzdžiui, kaitaliuoju. Vieną dieną eini sportinį ėjimą, kitą dieną darai mankštą. Paskui dar pradėjau kultivuoti šiaurietišką ėjimą, čia visai nesenai su lazdom, tai palei Dailidės ežerėlį prašeinu kartais ir dabar būdamas irgi nusivežęs lazdas, visai įdomu pakeisti kartais. Svarbu, kad judėjimas būtų tokiam amžiui. Taip. Bet Antanai, kaip ten bebūtų, daugelis sportinę ėjimą mato tik arba per Europos pasaulio čempionatus, arba per olimpinės žaidynės. Vis dėlto su jumis nekartą esame kalbėję, kad tai yra sudėtinga sporto šaka, galbūt paprastai atrodo, ką čia reiškia nueiti 3 kilometrus, ar ne? Bet sportinio ėjimo taisyklės, jos yra gana griežtos ir norint išmokti taisyklingai eiti, kaip sportininkui, prireikia ne 1 metų. Jo, Liudai, esi teisus, reikia ne 1 metų ir kartais pasižiūriu, kaip ir vienas dalykas yra ir kartu ir sunku, nes tu turi išlaikyti tą kontaktą ir taisyklės, kad tu nebėgtai, nes yra teisėjavimas griežtas yra, dabar buvo Pernu, tai nelabai toksai, man nelabai patiko teisėjavimas, nežinau kodėl nebuvo ten tokių keletą tų teisėjų, gal čia organizaciniai reikalai. Bet ir kaip sakai, ir kartu yra ir sunku, ir fiziškai yra sunku, ir dėl to jaunimas nelabai nori dabar rinktis. Apskritai lengvai atletiką, aš jau nekalbu apie sportinį ėjimą, apie lengvą atletiką mažai yra, kurie domisi, nes reikalauja
pastovaus ir nuoseklaus darbo, ir to darbo reikia įdėti žiauriai daug, jeigu tu nori pasiekti dabartinius aukšto lygio rezultatus, pasižiūrint ne tik europinius ar pasaulinius, iš tikrųjų jau. Ir kitas dalykas, medicinai turi būti bendras tas Lietuvos, mes jau kalbėjom, tas matymas viso sporto apskritai. Dabar pažiūrėkime, palyginkime ne tik lengvą atletiką, ten yra keletas žmonių, bet tie žmonės, kurie treniruojasi užsienį, Amerikoje, universitetuose. Atrodo, turėtų būti ir pas mumis kažkas tai yra, bet aš kaip sakau, ta senoji karta, kurie tuo gyvena, supranta, tie treneriai, jaunimas labai sunkiai ateina, todėl kad mažas finansavimas. Čia kalbėjome prieš tai laidoje. Taip. Bet štai, Antanai, paminėjai, kad sudėtinga ir jauną sportininką motyvuoti dėl pamainos. Ir dabar mes žiūrime ir Birmingeme Europos lengvosios atletikos čempionatas, matome tuos rezultatus. Mano nuomonė, kad nėra tam tikro sisteminio požiūrio į patį sportininką ir į sporto gyvenimą mūsų šalyje. Mes matome krepšinį, mes dar kartais dabar matome futbolą, bet visa kita lygtai neegzistuoja, nors visame pasaulyje ta pati lengvoji atletika yra sporto karalienė, ne veltui taip vadinama. Be abejo, Liudai, čia manau, kad labai yra požiūris, žinokit, tas mūsų toksai požiūris ir net negaliu pasakyti, iš kur jisai atėjęs. Tenka bendrauti su latviais, tenka bendrauti su estais ir aš turiu omeny meistrų mūsų sportą, tai veteranų vadinamo. Tai ten daug daugiau yra išlikę žmonių ir mūsų komanda atrodo lyg tai nemaža buvo, bet ten daleiskim Latvijų buvo vos ne kelis kartus daugiau, suprantat. Ir kodėl taip? Todėl man atrodo, kad žlugo ta viena sistema, kur gyveno vienoj kartoj, vienam laike, anam laike. Ir paskui atėjom į kitą laiką ir tas sporto departamentas kažką bandytas, suprantat, kaip, sportas, kaip sakau, kaip pamotė tokia. Ir kada tik tai rezultatą, kokie žmonės pasiekia, tada labai gražu politikam nusifotografuoti. Bet iš tikrųjų, kad pakeisti visą šitą, tai reikia nuo mažumės. Nuo mažumės, grinai, tas auklėjimas ir mokyklose tas bendras fizinis ir fizinis turėtų būti pasiruošimas, nes ir viską lemia tada ir sveikata, ir taip toliau, tas bendras požiūris. Taip, be jokios abejonės, judėjimas yra labai svarbu. Dabar pasižiūrėkit, šauktiniai ateina į kariuomenę ir kokie procentai jų negali būti pašaukti, nes sveikatos būklė neleidžia. Ir tas jaunų žmonių fizinis pasiruošimas iš tikrųjų reikalauja, ko gero, pokyčių. Apie juos niekas nenori kalbėti, bet kur kas smagiau pasidaryti nuotraukas su Europos ar pasaulio čempionais. Be abejo, Liudai, aš kaip ir minėjau, čia viskas nuo mokyklos. Viską lemia mokykla, prisiminkime mūsų laikus, būdavo kažkokie tai normatyvai, kažką tai reikėdavo padaryti. Aš nesakau, kad tenai buvo kažkas tai blogai, bet iš tikrųjų turėtumėm ir dabar tą dalyką daryti. Ten kažkam tai suskaudo, kažkas tai negali, ten kažkokie tai ten, kad tu ten pažeisi, ten gal teisės ar kažką. Man atrodo, kad per daug mes pradedam žiūrėti tokių dalykų, kurių iš tikrųjų nereikėtų žiūrėti. Ir tas gaunasi kartais to vaiko saugojimas, tai mes padarom meškos paslaugą tam pačiam vaikui. Ir paskui vaikas užaugęs, jisai stebisi kartais, o kodėl tėtė manęs tenai neprivertė ten daryti to ar daryti to. Čia kaip pavyzdžiai iš mano draugų, taip yra tokių pavyzdžių grinai gyvenimiškų. Antanai, dabar organizuojate jau ne vienerius metus ir tarptautinį sportinio ėjimo festivalį Alytus. Kodėl svarbu, kad tokie renginiai vyktų būtent čia, mūsų mieste? Kažkada Alytų mes vadinome sportinio ėjimo sostinę Lietuvoje. Dabar, ko gero, situacija yra pasikeitusi labai stipriai. Stipriai, Liudai, yra pasikeitusi situacija, kaip ir minėjau. Tų lietuvių nelabai yra, viena dabar tik tai Kavaliauskaitė Birmingeme dalyvauja, bet jinai nėra lietiškė, bet vis tiek sporto Visaginas. Kaitų karta ir yra labai sunku pereinama tą laikotarpį, kaip sakyti, išgyventi, bet kaip aš sakau, reikia sukasti dantis ir truputėlį išlaukti, nes yra treneriai, kurie dirba su vaikais, o organizuoti festivalį, tai reikia tęsti tradicijas, aš manau. Jeigu treneris Kastytis Pavilonis tęsia tiek metų, ten pusę amžiaus ir daugiau, tai kažkaip tai nubraukti visą šitą įdarbį, tai būtų žiauroka. Ir daleiskim tie įvykai, ir dabar gauni sveikinimus, atrodo, ten vos ne iš viso pasaulio, pradedant Ispanijos, baigiant Kanadą ir Australiją. Tai tas miestas, manau, kad čia juk nėra tie labai dideli pinigai suorganizuoti, bet
sunku tos nedidelius pinigėlius išplėšti, kaip sakoma. Įsimušti tiesiog reikia. Taip, Antanai, tas peripetijas. Taip, puikiai žinome. Sutapatinam masiškumą su aukštu sportiniu meistriškumu. Manau, turėtų būti truputėlį kiti kriterijai, kur yra masiškumas ir kur yra aukštas sportinis meistriškumas. Tai mes kaip suplakam į vieną vietą, viskas gaunasi tokia, kiaušinienė, ne kiaušinienė, bet principai nei ten tada nesigauna. Taip, tokia tikra lietuviška mišrainė, kurioje negali atskirti, kas yra kas. Antanai, puikiai suprantu. Norėčiau dabar tokį mini konkursėlį, trumpieji mano klausimai ir trumpieji Antano atsakymai. Taip ar ne? Negalvojant tiesiog intuityviai. Ar sportinis ėjimas yra sunkesnis nei atrodo iš šalies, Antanai? Taip. Ar Alytus vis dar gali būti Lietuvos sportinio ėjimo sostinė? Gali. Antanai, ar kasdien nueinate daugiau nei 10 000 žingsnių? Daugiau. Ar štai dabar iškovotos Baltijos šalių čempionato aukso medalis dar suteikė tokį pat džiaugsmą, kaip ir pirmasis, kurį laimėjote kažkada? Be abejo suteikė. Yra planuose artimiausios sportinio ėjimo varžybos meistrų klasėje, jau lab, kad peršoksite į kitą amžiaus grupę? Taip, yra važiuojam į Gdanską. Ten daug metų vyksta tarptautinės varžybos Gdanską, dar aš atsimenu, dar sovietiniais laikais pirmą kartą teko papulti, ten labai didelį įspūdį paliko pats miestas ir jau keletą kartų važiuoju ten ir laukia draugai Lenkai ir taip labai maloniai bendrauja ir jie pas mumis atvažiuoja. Ir dar bus rugsėjo vidury, dar bus Klaipėdoj, dar vienos varžybos dėl tą Europos lygą. Tai laukia dar porą, 3 startai gal kažkaip. Dar bus šį sezoną. Na, o aš noriu priminti mūsų klausytojams, kad pernai mieste Estijoje vykusime Baltijos šalių lengvosios atletikos meistrų čempionate alytiškis Antanas Grigaliūnas tapo čempionu, 3000 metrų sportinio ėjimo rungtyje iškovojo aukso medalį. Antanai, šiandien noriu padėkoti už pokalbį, palinkėti gero poilsio ir, žinoma, palinkėti dar ne vienos pergalės tiek varžybose, tiek puoselėjant sportinio ėjimo tradicijas Alytuje ir visoje Lietuvoje. Kartais juk didžiausios pergalės, kaip sako Antanas, prasideda nuo pirmo žingsnio. Reikia judėti, tai yra labai svarbu, argi ne taip? Taip, tu labai teisingai pasakei. Antanai, ačiū. Gero poilsio. Kaip ten pajūrys lietuviškas? Pajūrys geras. Truputėlį nelietuviškas į latviškas. Liepojoje esam. Liepoj, ten dar smagiau. Pajūrys ten paplūdimiai kur kas platesni ir žmonių kur kas mažiau. Ir kultūros sostinė 27 metais bus, tai čia keičiasi, tiesiog matosi viskas toks. Įdomu. Liepoja man labai patinka, aš ten praleidau ne vieną mėnesį. Tad geros viešnagės kaiminystėje ir gero poilsio, Antanai. Dėkui tau. Ačiū liūdai tau. Irgi geros dienos. Iki. Kalbėjome su Antanu Grigaliūnu, kuris tapo Baltijos šalių sportinio ėjimo čempionu. Ir kaip matome iš mūsų pokalbio, Antanas dar šiais metais planuoja porą varžybų, kuriuose jis sudalyvaus. Sporto klubas.